Labą dieną, Hebrelytė, senokai jau matėmės, buvo koks tarpas apie mėnesį laiko, nebuvo žvejybos. Tai šį kartą sveikinusi su jumis iš Lietuvos, esu prie tokio gražaus ežerėlio. Ir čia toks kaip ir poilsiavietė, ten toliau yra jurtos, ten esu apsistojęs. Ir vienu žodžiu bandysiu kažką pagauti. Ką čia turim, ogi turim dypeksų tokių pašariuko. Paskui turim traperio tokį, pasimaišysim. Čia iš vakar dar likę buvau sodusi prie tokio karjero. Bandžiau kažką pagauti, bet nieko nepavyko. Įpilsim melasos biškį dėl skonio kvapo. Gaudysiu ant dziko. Dar gyvų yra, mačiau, ten tokie jau pavargę, bet kažkaip. Ir dėsim ant kobinio dar kukurūzą. Tai viską maišau, palieku truputį pabrinkt, pasišersim. Po trejetą 4, kokias 5 bombas į tašką ir bus matyt, kas čia bus. Iki greito. Įdėkim biškį to, biškį ano. Na štai tokia sistemėlė bus. Vienas kabliukas ant kukurūzų, kitas ant dziko. Metam. Antra meškerė irgi taip pat. Viskas kaip ir pirmoji, lygiai taip pat. Kukurūzas ir dzikėlis. Meta. Na ką, susimečiau meškerės. Gaudau šiandien 2 meškerėm. Po truputį pradeda lietutis lašnot. Taip kad, manau, užsiimsiu žvejybą truputį rimčiau nuo rytojaus, nes dabar atvykau tik po pietų. Tai kylu į viršų, į jurtą. Ten esu apsistojęs. Pa šeimyną. Kursim šašlikinę, kubilą, vienu žodžiu parelaksuosim. O rytoj jau bandysim gaudyti žuvį. Net nežinau, kas čia per žuvis gyvena, bet spėju karosai, karpiukai, linai. Taip, ir juos bandysim gaudyti. Taip kad susitiksim rytoj rytą, jeigu kažką naktį ištrauksiu,
turiu signalizatorių su savim, toli nėra jurto nuo šio prūdo ežero, kaip jis čia pavadinta, nežinau. Toks kaip ir ežeras. Tai va, šis video bus daugiau toks kaip iš atostoginės pusės, vienu žodžiu, vaizdų, paskraidysiu su dronu, kažką pafilmuosiu, nes nesu nusiteikęs ir pasiruošęs pilnai, kad vien tik žuvį gaudyt. Vienu žodžiu, susimatom jau kaip ir rytoj. Iki. Tikėjau link jurtos ir kažkas kimba. Žiūrim, traukiam, gal kažkas bus. Atsikabino kažkokia raudelė, nedidelė buvo. Pasikalusim truputį malkyčių, šašlikiniai, kubilai. Nu ką, hebrytė, įdarytas bulvytes kepsim. Ką, šuniuks, nori šašliką? Negalim tau, čia neskanu šuniuk. Skaniai atrodė, ne? Negalim tau. Šuniuks nori irgi šašliko. Užuodė, kur geras. Dariausi 2 dienų marinatas šašlikėlis. Gal riebaliuką kokį? Žiūrėkit, gal. Na štai brolis kepa vegetariškus šnicelius. Kokie? Vegetovski. Vegešnicel. Šnicel. Nu karoči, čia tas pats, kas popierių kepti druskui mirkyto. Jau rūks. Skanaus. Dėkui. Jau iškepė viskas čia jau. Ta. Labas visi. Labą dieną. Sveikai gyvi. Valgysim kiaulieną. Bulvė.
Labas rytas. Štai tokį žuveliuką turim. Nu ką, brolau, manai apie šitą žvejybą? Bus kliovas, ar nelabai? Sakyčiau, kad turėtų būti. Vandenėlis pasaka, žuvygas čia irgi, manau, veisęs geras. Pagausi. Kantrybės svarbiausia. Pagausim. Jei sakė pagausim, tai pagausim. Na ką, bičiuliai, kol skraidžiau su dronu ir užkibo lynas. Opa, pabėgo. Štai toks mažylis, nedidelis, bet vis tiek geriau negu nieko antrą dienų žvejybos. Tai antra žuvis, lynas. Paleidžiam. Turim kibimuką ir yra žuvis kažkokia. Bus lynas, nedidelis, matau. Nu jisai čia varo. Šį kartą ant dziko. Pip, pip, važiuojam namo. Kur eini? Einu pergamentą paskaityti. Savo visą raštą, kol čia perskaitysiu, tai... Nu, Ką, hebra, davai. tai sėkmės tau tai. Dėkui, jums irgi. Iki. Iki. Jo, čia iš vartus taigi dabar variau ir vartus saugo pirkėją. Na ką, bičiuliai, atėjo rubrikėliai užsikurk cigarą. Ne, ji niekur nedingo, ji vis dar čia. Ir šiandieną mes kursim La Flor
Dominikaną. Parvežtas iš Amerikos. Gavau dovanų. Tai bandom žiūrėti, kas čia, kaip čia. Štai toks atrodo visai dailiai. Reikia nusikirpti galą. Žiebtuvėlis dėžutėj. Žvejyba visai neblogai eina. Iš tikrųjų kimba po biškį, bet nelabai turiu kada aš čia sėdėti. Reik varyt su šeimyna, pabūt pasivaikščiot po mišką žadam, pagrybaut, matėm grybų vienas kitas yra, gal pavyks kažkokį grybą rasti, pasigaminti. Dujas baiginėjasi. Kažko sunkiai degasi, bet uždegsim. Štai toks. Visai skanus. Come on and say to the dance floor, let's break the day, losing control. Said that day I won't do again the same mistake. It's all the same to me. Once or twice, a couple hundred times, it's all the same to me in the end. Just let me know, when will you call? I'm all alone, let's have some fun. Pick up the phone, no need to fall. I'm all alone, let's have some fun. Just let me know, when will you call? I'm all alone, let's have some fun. Pick up the phone, no need to fall. I'm all alone, let's have some fun. Stay, baby, let go. You lost your faith, wasn't my fault. Said that day I won't do again the same mistake. It's all the same to me. Once or twice, a couple hundred times, it's all the same
me in the end. Just let me know, when will you call? I'm all alone, let's have some fun. Pick up the phone, no need to fall. I'm all alone, let's have some fun. Just let me know, when will you call? Ahoj, labą rytą bičiuliai. Trečias rytas, trečia diena, po truputį pakuojuosi, vyniojuosi meškeres. Apibendrinant žvejybą, pusiau kaip žvejybą, galim sakyti, nes buvo kaip ir atostogos, čia tokios labiau, o nesėdėjimas prie meškerių. Bet vis tiek, skaitau 3 žuvis, ilgiau čia pasėdėjus, manau, su plūdinė meškerytė, tai tikrai prigaudžias būčiau kibirą, bet turėjau ir taip ką veikti. Maudžiaus, buvau su šeimyna. Vienu žodžiu, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad paspaudžiat like, subscribe. Susitiksim jau rimtesniuose žvejybose. UK, ačiū, iki.